Kodėl mūsų atlyginimai tokie nedideli ir kada jie didės, apie tai mūsų pokalbis kartu su Kęstučiu Glavecku, Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininku. Labas vakaras. Labas vakaras. Danas Arlauskas, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos generalinis direktorius. Labas vakaras. Taip pat Romas Lazutka, Vilniaus universiteto profesorius ekonomistas. Sveiki. Ir Gediminas Vagnorius, buvęs premjeras ir Krikščionių partijos pirmininkas. Sveiki. Sveiki. Pone Lazutka, kaip jūs vertintumėt štai vakarykščius prezidentės teiginius ir dėl darbo, ir dėl išlaikytinių, ir dėl to, kad prezidentė džiaugiasi, kad yra žmonių, kurie atsakingai kruopščiai dirba ir už 8, už 900. Ką rodo apie šalį tokie dalykai? Na, džiaugsmo mažai, kada žmonės dirba už 800 litų, esant dabartiniam kainom. Aišku, jeigu žiūri iš darbdavio pozicijų, galbūt ir gerai, nes lieka tau daugiau. O šiuo atveju, matyt, tai yra valstybės sektoriaus darbuotojai. Tai žinoma, gali būti, kad valdžiai atrodo gerai, kad jų pasamdyti darbuotojai dirba už 800 ir yra laimingi. Bet aš abejoju, ar jie yra labai laimingi dėl to, kad tik tiek uždirba. Dabar toks apibendrintas pasakymas, kad žmonės pripratę būti išlaikytiniais ar dar kas nors, tai tiesiog prieštarauja realybėje, todėl kad iš Lietuvos žmonės 100 tūkstančių važiuoja ne pašalpų į Britaniją, į Airiją, į Ispaniją, dabar į Norvegiją vis daugiau. Jie važiuoja ne pašalpų, jie važiuoja dirbti. Bet žiūrėkit, štai verslininkai sako, mokėtum daugiau, jeigu būtų daugiau sukuriama pridedamosios vertės. Jeigu ekonomika didėtų, premjeras šiandien sako, tai ir atlyginimam daugiau liktų. Čia yra senaties. Ar čia tiesa ar ne? Iš principo jo, taip yra, nes principas iš tikrųjų tai algas moka ne valstybė, ne koks nors biudžetas, ar dar kas nors, bet pradiniam ir galutiniam taksai moka pagamintą ir paduotą produkciją ir paslaugos. Jeigu valstybė iš tikrųjų yra efektyvi, jeigu daug yra parduodama vidaus rinkoje, užsienio rinkoje, darbo našumas yra didelis, kitaip tariant, darbo jėga yra gerai apginkluota gamybinė technika, kapitalu ir viskuo, tai natūralu galima darbo jėgos kaina yra didelė. O darbo jėgos kaina iš tikrųjų nuo politinių sprendimų jinai mažai priklauso. Aišku, kiek tai gali įtakoja ir aš manau, kad valstybė visada turi įsikišti vien dėl to, kad darbdaviai, stambus darbdaviai nepiktnaudžiautų tuo paprastu darbininku ir nekeltų algos. Bet čia profsąjungų dar yra klausimas ir kiti dalykai. Bet esminė savo prasme tai pagamintojų produkcijų, parduotojų ir pagamintojų produkcijų ir jos paslaugose esmė yra ir darbo jėgos kaina. Kitaip sakant, darbo užmokestis. Ir vien tik direktyviškai, pavyzdžiui, nutart, kad padidinti daugiau mokėti galima, bet tada reikia daryti visus kitus veiksmus, kurie vadinasi monetarinė politika, kurios mes iš esmės... Bet čia sudėtingi dalykai jau prasideda. Jo, bet kas daroma kitus, spausdina pinigų daugiau ir duoda daugiau. Galim sutikti, kad auga ekonomika, auga atlyginimai. Lietuvoje pasitvirtina šitas teiginys ir na... Dar kalbėti dabar šitą struktūrą reikia turėti. Pone Arlauskai, iš principo. Tai iš principo taip, bet kai iš tikrųjų yra moralizuojama, kad darbdaviai nenori mokėti, aš noriu paprastą pavyzdį pateikti. Tarkim, praeitais metais verslas uždirbo 200 milijonų. Profsąjungos sako, reiškia, kodėl jie nepasidalina. Tai dabar paskaičiuokit, ką reiškia 200 milijonų, išdalinkime kiekvieno Lietuvos dirbančiojo. Nu, tai gaunasi ten nepilniai 200 litų. Tai suprantate, šitoje vietoje sakyti, kad darbdaviai pasiima savo, iš esmės negalima prisirišat prie uždirbto to pelno. Ir kiek tu gali išdalinti kiekvienam dirbančiajam. Parlamentaras Sysas sako, godumas Lietuvoje. Tai atsakymas, kodėl žmonės neuždirba daug. Godumas. A tai kur čia godumas, jeigu tik 200 milijonų uždirba pelno ir praktiškai nėra ką padalinti? Bet buvo laikai, kai uždirba daugiau. Nu, tai galima pelno ir nerodyti. Ir nerodoma, todėl, kad nereikėtų mokėti mokesčio. Bet jeigu mes žiūrim makroekonominius rodiklius, darbo dalis Lietuvoje yra labai maža. Gerokai mažesnė negu kad kitose šalyse. Nors šiaip pagal technologinį aprūpinimą turėtų būti didesnė, todėl kad žmonės daugiau dirba rankų darbo ir kapitalų aprūpintas darbas Lietuvoje mažiau. Ir kuo šalis yra labiau atsilikę technologiškai, tai tuo darbo dalis turėtų būti didesnė. Žiūrėkit, bet atsakykit tiesiai, įmonės bankrutuotų, jeigu jos daugiau mokėtų. Gediminai, jūsų požiūriu, įmonės bankrutuotų, jeigu jos daugiau mokėtų. Ne, jeigu mes priversime vieną ar dvi įmonės daugiau mokėti atlyginimus, tai be abejo tos kelios įmonės bankrutuotų. Bet jeigu mes vienu metu organizuotai, tai kaip darė nesnė Anglija ar kitos šalis, tai yra periodiškai mes indeksuotume minimalią mėnesinę algą ir automatiškai paskatintumėm vidurkio augimų, tai savaime formuotų didesnį paklausą, didesnį vartojimą. Didesnis vartojimas duotų daugiau pajamų įmonėms, daugiau įplaukų biudžetui ir savaime atsirastų galimybė kiekviena įmonė šiek tiek padidinti atlyginimą. Kelias yra didinti minimalią algą. Kodėl jūs to nedarot? Aš noriu papildyti, iš tikrųjų toks variantas ir tos galų gale skatinimo paketai, kurie naudojami pasaulyje, buvo Amerikoje, kaip daleiskim, Didžiojoje Britanijoje. Tai, pažiūrėkit, jie pagristi buvo ne kokia tokia pinigų emisija. Rezervinis federalinis rezervinis sistemas spausdino pinigus ir užvarė, kadangi pasauliniai pinigai, lygiai tas pats Didžiojoje Britanijoje yra. Mes turim kitą monetarinį modelį visiškai,
Ir mes to dalyko daryti O kuo negalim. blogai yra įdėti daugiau pinigų į? Matot, iš tikrųjų mes tiesiogiai spausdinant pinigų negalim daugiau įdėti. Mes turim tada pinigus arba skolintis, bet mūsų skolinimasis iš tikrųjų gana aukštas yra skolinimasis ir nemažas procentas tos Europos kitų šalių atžvilgių. Mes palyginus mažai pasiskolinę. Bet mes tos pinigus daugumą leidžiam vartojimui. Iš esmės vartojimui, netgi ne gamybiniam kaupimui arba investicijom kitom. Pas mus šiuo metu iš esmės dar tęsiasi gamybinė recesija. Iš esmės gamybos į vidaus rinkos ir gamybos recesiją. Eksportas mūsų atsigavo labai smarkiai. Bet dėl to, kad pas mus yra menkos investicijos, tiek ir iš daleiskim, iš ES pinigų, kuriuos mes naudojam, tiek iš užsienio investicijų mažai. Mūsų darbo jėga ir gamybos, ypatingai produktų realios ekonomikos mastas labai mažai. Kodėl nedidinat minimalios algos? Turit aišku atsakymą. Aš manau, kad mes techniškai tas nėra problema. Seimas nudars ir viskas. Bet kas iš to gausis, galiu pasakyti. Šiuo metu, pavyzdžiui, biudžetinėje sferoje mes padidinsim. 55 000 žmonių gauna, reiškia, minimalų atlyginimą. Tai jeigu tas pats mokos fondas turės išlikti, tai reikštų maždaug apie 2000 žmonių dar iš karto mes galim paliusuoti atleisti. Gal tas ir būtų visiškai biudžetinio sektoriaus smulkus verslas. Biudžetiniam sektoriui iš vis, kas uždirba minimalią algą. Kas dirba už minimalią algą, tai yra valytojas, kas dar biudžetiniam sektoriui? 20 lygiai savivaldybėse, savivaldybių šitom, ir tai lygiai 55 000 žmonių, pas man yra visi duomenys. Gauna apsaugos, bent jau mums rašo 5000 žmonių. Yra sričių, kur ir priešgaisrinės apsaugos darbuotojų uždirba. Aš turėčiau pateikti oficialius skaičius, kadangi mes šiandien kaip tik Seime mūsų iniciatyvų svarstymą rezoliucijų dėl minimalios mėnesinės algos padidinimo, mes ten pateikėm oficialius finansų ministerijos skaičius. Tai pagal finansų ministeriją, jeigu duomenys, jeigu nuo 800 iki 900 litų, taip kaip buvo sutarta, beveik sutarta trišalėje taryboje būtų padidinta minimali mėnesinė alga, tai suminis poveiks centrinės valdžios sektoriams finansams būtų plus 31 milijonus. Ne minuso? Ne, plus 300. O jeigu skaičiuoti po keletų mėnesių, kiek dar papildomai biudžetas gautų įplaukų, tai ir prisiminus ankstesnius minimalios algos didinimus, tai ta suma jau išaugtų. Bet žiūrėkit, ir premjeras kalba apie bedarbystę, smulkus verslas. Danai sako, kad įmonės bus priverstos bankrutuoti, jeigu jas privers valdžia kelt minimalią algą. Ne, tai šiek tiek ne taip, iš tikrųjų, tai trišaliai buvo tas sprendimas priimtas. Iš esmės visi pasisakė už tai, kad reikia didinti iki 900. Tik tai išsiskiria nuomonės, reiškia, kokiu būdu. Jeigu pramoninkai su profsąjungom vienareikšmiškai pasakė, didinam iki 900 ir neliečiam neapmokestinimo, tai mes pasakėm, kad mes sutinkam didinti, bet tada įkūrėm fondą iš struktūrinės paramos, kad tom įmonėmis iš tikrųjų susidurs su problemom, kad jom būtų kompensuota. Ir mes turim konkrečius balansus įmonių, kurios iš tikrųjų nebus pajėgios. Gerai, bet kame čia problema? Kodėl valdžia to nedaro? Aš manau, kad valdžia nori minimalų mėnesį atlyginimą didinti artėjant rinkimams. O tai ir visas klausimas. Laukia rinkimų, profesoriau, kas čia Europos Sąjungos pinigų naudoti fondų darbo užmokesčių negalima. Liko klausimas, iš tikrųjų, valstybės biudžetui būtų nauda ar nuostolis. Tai iš tikrųjų minimalią algą padidinus, kadangi už minimalią dirbančių privačiam sektoriui daug daugiau, tai nuo padidintos būtų sumokėta į valstybės biudžetą daugiau mokesčių papildomai, kad galim būtų laisvai pakelti ir tiems, kurie dirba už minimalią algą biudžetiniam. O dėl bankroto aš pasakysiu taip, kad žinoma, kad tam tikros įmonės nepajėgtų mokėti, jos turi eiti, ekonomistai sako, mamutų keliu. Tai yra, jos turi bankrutuoti ir užleisti tą rinką įmonėms, kurios dirba efektyviau ir geba mokėti didesnės algas. Jūs manot, mes neturėtum palaikyti valstybės mokesčių sistemos pagalba verslo, kuris realiai nesugeba pats verstis? Žinoma, kad ne. Tai galima daryti. Man įdomus tas klausimas, užleis vietą kitam. A kodėl dabar neteina tas, kuris liktai pasiruošęs, kažkas jam trukdo? Tu suprantate, ekonomikoje negali būti tokio dalyko, kad kažkas laukia eiliai užimti kažkokią atsilaisvinančią vietą. Gerai, kad verslas laikosi valstybės sąskaitą. Kokia valstybės sąskaita? Mokesčių mokėtojų sąskaita. Kas čia performuoti verslą laikosi valstybės sąskaitą? Socialinės paramos, todėl kad tie žmonės eina į savivaldybės ir gyvena iš socialinių pašalpų, kurias gauna prie algos. Tai prie ko čia verslas tada yra? Prie to, kad jis negeba mokėti algų, iš kurių žmonės gali prigyventi. Kodėl verslas negeba? Tai nuo politikų priklauso. Labai, kodėl? Nuo verslininkų priklauso. Įsivėlėm truputėlį neprasmingą. Aš noriu tik pabrėžti. Lietuva pasirinko ar minimalią mėnesinę algą buvo didinam 2008 metais. Prieš tai būdavo į metus didinam kiekvienais metais, o kai kuriais metais ir 2 kartus per metą. Bet kas sekė statistiką ir matė kiekvieną tą žingsnį, gali pasakyti ir patvirtinti, kad ne vieną kartą, kai buvo didinam minimalią mėnesinę algą, kadangi mes paprastai visuomet vėluojam ją didinti,
Nei vieną kartą neatsirado didesnis nedarbas. Nei vieną kartą. Priešingai ne punktais, bet 10% sumažėdavo nedarbas, su biudžeto įplaukus po kiekvienų padidinimų paprastai padidėjo apie 300 milijonų litų. Tokia yra statistika. Jūs buvote premjeru, tai kodėl valdžia dėlsia tą daryti? Jeigu aš manyčiau, kad šiuo atveju yra du dalykai. Viena, aš manyčiau, kad Andrius Kubilius jis nelabai suvokia tų ekonominių procesų, jis galvoja, kad reikės biudžetų papildomų lėšų. O kitas dalykas yra nemažas spaudimas iš tų, sakykime, struktūrų, kurios vis tik yra linkus mokėti atlyginimus vokelius. Ir manoma, kai kurie politikai mano, kad tai yra jų rinkėjai ir juos reikia kažkaip tai apginti nuo galimybės toliau mokėti atlyginimų dalį vokelius. Aš vis dėlto gal norėčiau tokį pasakyti mažą pastabą arba remarką, kad jeigu toks būtų paprastas būdas išspręsti visą tą problemą, tik padidinti direktyvą, priimti įstatymo pataisas, kuriuose padidinti minimalią algą, ir iš tikrųjų įsispręstų visos problemos, tai tas visiškai nebejotinai būtų padaryta. 100 litų gal net noriu truputėlį pakalbėti apie vidutinį darbo užmokesčio kitimo dinamiką. Iš tikrųjų, Gediminas teisus, kad paskutinis didinimas buvo 8 metais, bet iki tol visi didinimai, kurie buvo burbulų pūtimo laikotarpiu, kada iš tikrųjų Lietuva plūdo didžiulę masę pinigų, kur algos augo baisiai smarkiai atskiruose sektoriuose, deformuotas viskas buvo, tada tas buvo kilimas. Po to, kaip žinot, 15% gilinių duobė, plus restruktūrizacija ekonomikos visai vyko, reali ekonomika dar labiau sąlyginai labiausiai nugriuvo, liko tik tai eksportas, atsigauna, irgi reali ekonomika, bet eksportas, o vidaus vartojimas labai kritęs yra, tai dabartiniu metu tiesiog padidinti tokius direktyvinių būdų atlyginimus, aišku, labai reikia atsargiai žiūrėti, nes tas padidinimas iš tikrųjų gali turėti teigiamas polinkis. Aš manau, išskirtinai reiktų daryti atskiruose sektoriuose žiūrėti, bandyti, bet tam reikia sustarti su darbdaviais. Nes jie, pavyzdžiui, visi sako, didinkit ten, kur galima, ten, kur negalima didinti. Teisingai, kas negalima? Smulkus verslas visas, ne? Iš esmės, tai jie nesutiks, ką reiškia smulkus verslui, kad jam minimalų atlyginimą. Mes bankrutuosime. Ne visi, bet didelė dalis. Gali tai būti, kad žmonės aš manau, kad čia iš tikrųjų korektyvos yra įmanomos ir jos daromos, bet jos turi dėrybų metu, susitariant su profsąjungos darbdaviais, visiems susėdant trišaliai taryboje, susitarti tos dalykus, pamatuojant visas pasiekmes. O vien tik tai ekonominiais skaičiavimais, ekonometriniais skaičiavimais, makro ir mikroekonominiais ir samprotavimais, iš tikrųjų labai sunku tą situaciją. Bet yra tokia kraštutinė nuomonė, kad jeigu įmonės, ką ir Romas sako, jeigu įmonės nesugeba mokėti normalių atlyginimo, tegu bankrutuoja. Konkurentiškumo požiūris visiškai teisus yra, bet tada, matot, visa Lietuva ateina į tokią situaciją, kad jinai gali irgi bankrutuoti, bet niekuomet valstybė nebankrutuoja. Atsimink, aš vis dėlto neužpildys tos bankrutavusi įmonė paliks savo klientus, savo pirkėjus kitai įmonei, kur yra šalia ir paslaugos pateiktos ir bus tie patys darbuotojai. Labai gerai, bet kai yra tarptautinė rinka dabartinė, kai mes esame bendram katile, kada monopolijos tarptautinės įtėjusios į rinką ir mes dabar, pavyzdžiui, svarstom Seime pelno bazės unifikavimo, harmonizavimo klausimą, tai iš tikrųjų, jeigu mes būsim priversti tą direktyvą priimti arba perkelti tą visą vieningą pelno bazę, mes Lietuvą pralošim, žinokit, labai daug, apie 500 milijonų litų pelno mokesčio. Už tai, kad mes turim minėti, kad konkurencija dabar yra tarptautinė, jau ne tik Lietuvoje, ne iš Kauno, iš Vilniaus atvažiuos iš kitur. Esam laisvos kapitalo judėjimas. Įtikina du profesoriai ekonomikos. Mes pagrindinę problemą dabar turim vidaus vartojimą ir įmonės, kurios teikia tam vietiniam vartojimui. Mums nėra paslaugos. Taip. Ir čia nėra globalios ekonomikos. Globali ekonomika yra didžiųjų įmonių, kurios eksportuoja. Jos žaidžia ir čia mes turim visai gerą situaciją, todėl kad eksportas auga labai sparčiai. Gerai, bet žiūrėkit, žmonės klausia. Delfi komentarų pilna. Tai gerai, kodėl, kalbant apie tą pačią pridedamą vertę, kodėl Anglijoje žmogus valantis gatves duoda 5 kart didesnę pridedamą vertę negu Lietuvoje? Jis duoda tokią pačią. Tik tai pinigai skiriasi.